Stuburo išvarža yra tarpslankstelinio disko išsigaubimas arba įsiveržimas į išorę. Jinai gali būti tiek su nervo užspaudimu, tiek be jo ir gali būti jaučiamas tiek nežymus skausmas, tiek jo iš vis nebūti. Apie 50% žmonių, priklausomai nuo amžiaus, gali skausmo visiškai nejausti ir nejausti jokių simptomų, net jeigu tą išvaržą vienokią arba kitokią dydžio turi. Todėl išvarža pati iš savęs nėra nuosprendis, žymiai svarbiau, ką jaučia pats žmogus ir kokie jie yra simptomai. Jeigu simptomai plinta į sėdmenis arba į koją, dar blogiau žemiau kelio, tada be abejo reikėtų apsilankyti pas kineziterapeutą arba gydytoją tam, kad išsiaiškinti, kokie galėtų būti jo sprendimo būdai. Išvaržos atveju dažniausiai yra rekomenduojama nejudėti ir laikytis lovos režimo. Jeigu skausmas yra labai ūmus arba išvarža atsitiko keliant labai sunkų daiktą, tada galbūt iš tikrųjų pasitarus su gydytoju reikėtų vartoti priešuždegiminius vaistus nuo 3 iki 5 dienų ir tuo laikotarpiu judesį šiek tiek apriboti. Tačiau tam laikotarpiui praėjus būtina pradėti judėti, tačiau labai svarbu tą daryti pasirenkant tikslingus judesius ir dar svarbiau tikslingą krūvį arba jo dozę. Išvaržos atveju labai svarbu nebijoti ir mažinti skausmą, nes tiek skausmas, tiek judesio baimė tik dar daugiau didina raumenų spazmavimą, kas lydi prie dar didesnio skausmo. Ir tai pasidaro užburtas ratas. Skausmą mažinti galima tiek tikslingų judesių, parinktais kineziterapijos pratimais, bei manualinė terapija. Labai dažnai klausiama, kokie pratimai yra geriausi esant stuburo išvaržai. Labai svarbu suprasti, kad kiekvienas pacientas individualus, dėl to ir pratimai turi būti parinkti atsižvelgiant į jį. Tai yra į stuburo išvaržos vietą, jos lygį, spazmuojančius arba kaip tik neaktyvius raumenis, skausmingas judesio kryptis ir panašiai. Todėl parinkus tikslingą judesį, nukraunamas nervas prajudinamas, sumažėja jo paburkimas, pagerėja medžiagų apykaita ir taip sudaromos palankios sąlygas tiek tarpslanksteliniui diskui, tiek tam nervui gydyti.